Klaipėdos universiteto miestelio teritorijoje jau ilgiau nei mėnesį griaunami nebenaudojami statiniai. Pradėjus ardyti prieš pusę amžiaus pastatytą, karininkams pritaikytą pastatą, statybininkams teko susidurti su netikėtu atradimu. Čia rasti šie į pamatus įmūryti ir po medinėmis grindimis paslėpti antkapiniai paminklai. Dauguma paminklų pagaminti iš prabangių Lietuvoje nerandamų medžiagų – granito ar marmuro. Todėl spėjama, kad jie buvo skirti Memelio aukštuomenės atstovams. Antkapiai puikiai išsilaikė. Galima nesunkiai skaityti žmonių pavardės, gimimo ir mirties datas, apimančias XIX amžių. Pasak Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorės docentės daktarės Silvos Pocytės, sunerimti dėl to neverta. Mat sovietmečiu paminklai buvo naudojami kaip statybinės medžiagos, todėl po senaisiais kareivinių pastatais atrasti senąsias kapavietės neįmanoma. Statybinėms medžiagoms buvo naudojama visa, kas papuola po rankomis ir dokumentai fiksuoja, kad, sakykime, šituos pastatus statant buvo kertamas šalia esantis miškas, buvo naudojama iš įvairių pastatų griuvėsių medžiagos ir turbūt, aišku, kaip statybinė medžiaga, nes buvo tie antkapiai rasti įmūryti į pamatus, kaip plytos, kaip cementas, būtent šitie antkapiniai paminklai, vadinasi, buvo tiesiog ir imamos medžiagos ir antkapiai iš kapinių. Ypatingo istorikų dėmesio sulaukė cilindro formos tuščiaviduris paminklas, pagamintas iš Alpėse aptinkamos uolienos. Remiantis randamais užrašais, tai Klaipėdos miesto tarėjo, Švedijos garbės konsulo, pirklio Augusto Štrauso ir jo žmonos palaikų urna. Daroma prielaida, kad sutuoktiniai gyveno Šveicarijoje, o buvo palaidoti Klaipėdoje. Garbingi žmonės, miestiečiai, buvo įprasta juos laidoti senosiose miesto kapinėse arba miesto kapinėse, tai yra dabartinis mūsų skulptūrų parkas. Todėl mums šitas radinys arba šitas antkapis neįprasta savo forma būtent leido daryti tokią prielaidą, kad galbūt visi šie antkapiai yra iš senųjų miesto kapinių. Kadangi tokie radiniai nėra vienetinis atvejis Klaipėdos regione, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai ragina asmenis, kurie restauruoja arba griauna pokario metų pastatus, atkreipti dėmesį, ar jų konstrukcijose nėra išlikę istorinių Klaipėdos paveldo reliktų. O jei taip nutiktų, patarė atiduoti juos į patikimas istorikų rankas. Tai nėra pavieniai atvejai, nes kai kalbėjome su kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus darbuotojais, tai tokių radinių pavienių įmūrytų į grindis, į pamatus pastatuose statytuose pokario metais yra randama. Tai vienoj vietoj, tai kitoj vietoj ir todėl labai norėtume paraginti žmonės, kurie restauruoja arba griauna pokario metais statytus pastatus, atkreipti dėmesį į statinių konstrukcijas, ypač į pamatų, grindų konstrukcijas, galbūt, tiesiog ne iš blogos valios, bet galbūt tiesiog negalvojant apie praeitį, apie istoriją, būdavo įmūrijami tie paminklai į pamatus. Dėl to prašytume juos radus neišmesti, bet perduoti muziejui, kad būtų išsaugota istorijos dalelė. Toks radinys pirmasis vykdant senųjų pastatų griovimo darbus Klaipėdos universiteto miestelyje. Todėl, pasak istoriko, tai puikus tyrimo objektas. Ateityje rasti antkapiniai paminklai bus perduoti Klaipėdos miestui, kur bus viešai eksponuojami, juos galės apžiūrėti visi su savo miesto istorija norintys susipažinti klaipėdiečiai.